Tai aš tikiuosi, norintis galės prisijungti ir vėliau. Ir aš šiandien norėčiau pakalbėti apie mūsų patirtį organizuojant ir vykdant užsiėmimus Klaipėdos universiteto jaunųjų mokslininkų mokyklos, pakalbėti apie šios mokyklos paskirtį, apie mūsų pirmosius pasiekimus ir taip pat labai laukčiau jūsų klausimų, pasiūlymų, ir gal galėsim rasti būdų ir bendradarbiauti. Na, pirma, apie jaunųjų mokslininkų mokyklos poreikį jau... Atsiprašau. Alio? Ne, dabar negaliu. Atsiprašau. Atsiprašau, aš galvojau čia kaip tik iš webinaro skambutis. Tai visų pirma, mūsų mokykloje jau 3 metai ir mes spalio mėnesio pabaigoje pradėsim užsiėmimus. Veikia net 8 sekcijos, taip pat būna bendri susitikimai, paskaitos, kvestinių mokslininkų, dėstytojų įvairiom temom, kurios mes taip įsivaizduojam, tikrai gali sudominti mokinius ir svarbiausia motyvuoti juos galvoti apie būsimąsias studijas aukštosiose mokyklose ir apie galbūt ateities akademinį karjerą. Tai kalbam mes ir su moksleiviais apie tai, kodėl reikia dar kažkokio papildomą mokymosi, nes lyg ir mokyklose vyksta ir klasikinė mokymo programa ir paklasinė veikla, įvairūs būreliai ir kartais ir mokyklėlės. Tai kalbam apie tai, kad iš tikrųjų gyvenam įvairių grėsmių apsupty ir matom ir klimato pokyčius, ir ekonominį, ir politinį nestabilumą, ypač kai kuriuose pasaulio kraštuose. Bet daug analitikų pabrėžia, kad iš tikrųjų visą tai tik tam tikra išraiška giluminių procesų ir kaip viena iš pagrindinių krizių įvardija žmogiškųjų išteklių stoka. Gali pasirodyti keista, nes taip pat mes dažnai girdim ir patys kalbam apie bedarbystę. Pavyzdys dabar, kabutėse pavyzdys Europos Sąjunga, atskiruose šalise 20%, 5% jau viršia bedarbystės lygis. Bet iš tikrųjų čia toks nedidelis paradoksas. Bedarbystė yra, bet labai trūksta kvalifikuotų darbuotojų ir kūrybiškų žmonių, kurie sugeba tą pridėtinę vertę sukurti. Kitas aspektas irgi nemažiau svarbus ir čia ne mano pastebėjimas, čia taip pat analitikai pastebi, kad vis daugiau žmonių į savo darbą žiūri kaip į tarnybą nuo 9 iki 5 ir kuo greičiau stengiasi palikti tą savo darbo vietą ir grįžti namo ar dar kur nors kitur. Tai yra vis mažiau žmonių dirba iš tikrųjų mėgstamą darbą. Pabandyti išsiaiškinti, kodėl taip vyksta ir pabandyti padėti jauniems žmonėms tinkamai pasirinkti savo būsimąją profesinę kryptį ir kad pageidautina tas darbas būtų ateityje ir mėgstamas ir gal net ir mylimas. Kitas aspektas, kad gyvenam iš tikrųjų informacinėje visuomenėje ar žiniomis grindžiamai visuomenėje, įvairiai mes galim ją įvardyti. Na ir šioje visuomenėje žinios tampa geidžiamiausia prekė. Iš tikrųjų, turim išmokti iš žinių daryti produktus, kaip keistai beskambėtų prekes. Antra vertus, suprantam, kad būtent žinios sudaro dabar tą pagrindinę pridėtinę vertę. Ne žmogaus valandos įdėtas į kažkokią produkto gamybą, o būtent kiek žinių, kiek patentų, kiek atradimų įdėta į tam tikrą produkciją, kurią mes naudojamės.
Tad rezimuojant, iš tikrųjų jaunam žmogui labai svarbu kuo anksčiau susiorientuoti šitam greit besikeičiančiam pasauliai. Na ir gal pagal galimybės išbandyti save įvairiuose srityse, galvojant apie būsimąją savo profesiją, nu, kol kas studijų kryptį aukštoje mokykloje. Tai vat tokios prielaidos, taip mes galvojam, kurdami jaunųjų mokslininkų mokyklą, na ir bandėm kažkaip atsižvelgti, atsakyti tos modernios visuomenės iššūkius, kurie dėja ne visada būna tokie malonūs iššūkiai. Bandau pereiti prie kitos skaidrės. Kūrėm mes mokyklą, kai universiteto buvo tam tikras jubiliejus, tai dabar Klaipėdos universitete 20-metis, nedidelis jubiliejus, bet irgi paauglystės amžiaus, gana simboliška. Ir universitete ir visame Klaipėdos mieste kūriamas jūrinių tyrimų slėnis, vienas iš 5 Lietuvos slėnių. Na ir galvojam, kad reikia iš anksto rūpintis tais būsimaisiais to slėnio darbuotojais aukštos kvalifikacijos ir sugebančiais dirbti ir mokslinį akademinį darbą. Dabar kalbant apie, toliau pratęsiant pokalbį apie poreikį ir kam ta mokykla vis dėlto reikalinga ir moksleiviams, ir gal mokytojams, ir jų tėvams, tai norėčiau priminti, kad kalbant apie mokslinį darbą, labai dažnai įvairiuose srityse reikalinga specifinė, brangi mokslinė infrastruktūra, įvairūs renginiai, prietaisai, kompiuterinė programinė įranga ir taip toliau. Na, aišku, kad tokia į mokslinius tyrimus orientuota įranga turi aukštosios mokyklos ir kodėlgi moksleiviams, kurie besidomė mokslu, nesuteik galimybę su ta infrastruktūra susipažinti kuo anksčiau. Nu, ypač kalbant apie moderniausias technologijas, tai kaip minėta slėnio programa leido mums jau 2 metų laikotarpį ir dar bus pirkimai įsigyti naujausios tyrimų įrangos. Labai norėtųsi, kad jinai būtų naudojama tame tarpe ir mūsų jaunųjų daug žadančių kolegų tarpe. Kitas svarbus aspektas – profesinis orientavimas ir jau kelių metų iš eilės stojimo į aukštąsias mokyklas stojimo statistika, pasirinkimas 2/3 moksleivių socialinių mokslų, na ir kai kurių kitų specialybių, rodo, kad iš tikrųjų moksleiviai studijas renkasi labai dažnai nežinodami, kas jų laukia tose vienose ar kitose studijų programose. Tai kaip tokią informaciją suteikti anksčiau ir svarbiausia, kad šitą informaciją, atsiprašau, skaidrė kažkodėl nuvažiavo toliau, ir kad šitą informaciją būtų darbinė, kad jinai būtų konstruktyvi, kad tai nebūtų eilinis mokytojo ar dėstytojo pasakojimas, kad pats moksleivis galėtų save išbandyti įvairiuose tose srityse. Kitas aspektas. Iš tikrųjų, rinkimai greitai, bet kol kas sprendžiama apie moksleivio pasirengimą studijuoti aukštoje mokykloje pagal jo ar valstybinių egzaminų pažymius, arba pagal jo, reiškia, studijos, ne studijos, reiškia, rezultatus mokykloje. Iš tikrųjų, aukštosios mokyklos beveik niekaip nedalyvauja šitame procese ir mes post factum gaunam jau įstojusius studentus ir niekaip negalim įtakoti jų pasirengimą studijom aukštoje mokykloje proceso. Norėtųsi šitą situaciją pakeisti. Ir kitas dalykas, mes taip pat galvojam, kad galėtume ir padėti patiems būsimiesiems abiturientams tinkamai pasiruošti ir jeigu yra stojamieji egzaminai atskiruose srityse,
pavyzdžiui, minai, arba tiesiog praturtėti ir žinių, ir įgūdžių prasme. Ir tokiu būdu kelt savo motivaciją studijuoti aukštoje mokykloje. Na ir paskutinis aspektas, kad mokykloje vis dėlto vyksta mokymas, universitete vyksta studijos, tai va, gana subtilus skirtumas. Pagrindinis momentas čia, kad patys tie jauni žmonės turi suprasti, kad jie staiga vieną dieną tampa atsakingi patys už save. Nebebus mokytojo ar auklėtojo, kuris nurodys teisingą kelią, turi pradėti patys orientuotis. Tai va, tą irgi orientavimas į tos įgūdžius reikėtų įgyti kuo anksčiau. Na, dabar jau galim pereiti prie konkrečios struktūros mūsų mokyklos. Tai jau minėjau, kad studijos suskirstytos į sekcijas, o kiekvienoje sekcijoje galima studijuoti nuo 1 iki 3 modulių. Valdo mūsų jaunųjų mokslininkų mokyklo taryba. Nu ir tą tarybą sudaro atskirų sekcijų vadovai ir metodininkai, kurie buvo parengę studijų medžiagą. Taip pat naudojam ne visose sekcijose, bet ten, kur verta tai daryti, naudojam ir virtualią mokymąsi aplinką. Nu ir dabar yra minčių, kad galbūt atskirų modulių užsiėmimai gali vykti ir nuotoliniu būdu. Bet šiaip mes labai norėtume tos vaikus matyti ir čia, ir kaip jau minėta, kad suteikti jiems galimybę dirbti modernioje mokslinėje infrastruktūroje ir su mokslininkais, kurie tą darbą kasdien dirba. Kiekvienos sekcijos užsiėmimai susideda ir iš paskaitų teorinių, bet pagrindinis akcentas, aišku, į praktinius užsiėmimus. Taip pat mes praktikuojam bendramokslinės paskaitas ir kartą per mėnesį apytiksliai vyksta įvairių sričių mokslininkų paskaitas. Nu ir iš patirties galiu pasakyti, kad tikrai sulaukia didžiulio susidomėjimo ir apie Baltijos jūros dabartį ir ateitį, apie lyginamąją lingvistiką ir kodėl, pavyzdžiui, lietuvių kalba atrodo dabar taip, kaip jinai atrodo, ir kodėl jinai galbūt net vertingesnė už kai kurias kaimininės kalbas ir panašiai. Istorija, mažosios Lietuvos istorija, netgi mūsų universiteto miestelio istorija. Universitetas įsikūręs kareivinėse, o kažkada miestai buvo, faktiškai kareivinės buvo kultūros centras, nedidelio miesto tokio, kaip tada buvo Klaipėda. Tai va, savotiškas tęsinys ir kaip kareivinės virsta universitetu, virsta žinių šaltinių. Pernai mes turėjom, jau minėjau, 8 sekcijas. Tiesa, psichologijos mokykla gyvena atskirą gyvenimą, reiškia, vyksta užsiėmimai daugmaž kartą per mėnesį pagal iš anksto nustatytą tvarkaraštį. Aš pateikiu skaidrę su akimirkomis iš psichologijos sekcijos užsiėmimų ir kartu pernai metų tos mokyklos, akademinių metų, mokslo metų mokyklos tvarkaraštį. Bet mes suteikiam kitų sekcijų moksleiviams galimybę taip pat lankyti ir psichologijos mokyklos užsiėmimus. Tai va todėl apie šitą sekciją atskirą kalbą. Na, turim informatikos programavimo sekciją, joje net 4 moduliai gali būti dėstomi. Pagal aplinkybės kartais bandom juos kombinuoti ir kalbėti ir apie algoritmavimo programavimą kartu su objektiniu programavimu, taip pat ir apie tinklapio kūrimą. Įdomi sekcija robotikos ir mechatronikos. Iš tikrųjų daug bendro turi informatikos ir programavimo sekcija ir robotikos sekcija. Nepaslaptys, šiuolaikinės robotikos smaigalys yra būtent intelektinėse algoritmuose, kurių pagalba ir valdomi sudėtingi
mechaniniai elektronikos prietaisai. Turim skaitmeninės grafikos fotografijos sekciją, tradiciškai gana populiari. Labai įdomi medicinos technikos bei fizikos sekcija. Tai vat turi tokį šūkį žmogus kaip signalų šaltinis. Pasirodo, mūsų organizmas gamina virš 10 tūkstančių tik pagrindinių signalų. Na, šiuolaikinė medicina tik dalį tų signalų sugeba atpažinti ir tinkamai interpretuoti. Bet vat parodyti pasaulio sudėtingumą, kai pasaulis šiuo atveju atstovauja mūsų su jumis organizmas. Jūrinės biologijos, ekologijos aplinkotyros sekcija, kaip minėjau, apie jūrinių tyrimų slėnį, iš tikrųjų tai yra Klaipėdos miesto ir visos vakarų Lietuvos regiono specifika. Turim Baltijos jūrą, reikia ją saugoti, bet tam, kad žinot, ką saugoti, reikia geriau pažinti. Na, tradiciškai nemažai klaipėdiečių domisi jūrą ir gana populiarios pas mūsų ekologijos aplinkotyros studijos orientuotos kaip tik į jūrinę problematiką. Yra ir bakalauro, ir magistratūros, ir doktorantūros studijų programos. Tai reiškia, yra visas galimybės tęsti tą minėtą jau akademinį karjerą. Pernai pradėjom, pirmais metais nebuvo, pernai pradėjom kalbotyros studijos užsiėmimus. Tai va čia kaip tik yra bandymas suintegruoti lietuvių kalbą su kitomis kalbomis, parodyti ištakas dabartinių kalbų, pakalbėti apie kalbų istoriją ir kad faktiškai kalbų istorija tai tarsi atspindys civilizacijos istorijos. Labai įdomi sekcija, bet ne vienareikšmė menoterapijos sekcija, kurioje kalbama ir apie poezijos terapiją, muzikos terapiją. Turim puikų menų fakultetą ir turim sveikatos fakultetą, kurių atstovai ir yra dėstytojai šitos sekcijos. Na ir jau minėta psichologijos mokyklų. Toliau aš trumpai pristatysiu kiekvienos sekcijos programą. Apie psichologijos sekciją mes jau kalbėjom. Tai informatikos programavimo sekcijai bandom sutvirtinti jau esamas žinias, susisteminti tas žinias, bet taikom ir naujoviškus metodus ir technologijas. Vat jūs čia matot mokymasi objektą. Specialiai mes užprogramavom tokius dinaminius pavyzdžius. Čia juda tie objektai, čia pavaizduotas dinaminis sąrašas ir programavimo konstrukcijos, kurios leidžia su sąrašo elementais atitinkamai dirbti ir atlikti tipinės arba netipinės operacijas su tais elementais. Taip pat jau pernai pabandėm, atrodo išeina, kalbėti ir apie programavimą moderniems įrenginiams, apie programavimą mobiliems įrenginiams, įdirbtinėms sistemoms, kurių vis daugiau reiškia, mūsų aplinkoje atsiranda. Na, pirmoji patirtis teigiama, galvojam šiais metais pratęsti. Atskiras modulis yra objektinis programavimas, kur moksleiviai dirba Greenfoot aplinkoje ir su Java programavimo kalba. Aplinka leidžia vizualiai pateikti programos kodą, tai yra dėlioti grafiniai terpėje įvairius objektus, bet čia pat matyti, kaip tų objektų judėjimai atsispindi kūrimam programos kodė. Tai va toks vizualus būdas pateikti kartais gana sudėtingas programavimo sąvokas ir algoritmavimo irgi pasitvirtino, bet mes šiandien naujokai, čia pakankamai populiari programavimo aplinka Greenfoot. Robotikos ir mechatronikos sekcija. Dar vaizdai iš užsiėmimo informatikos programavimo sekcijos. Dirbom tiek kompiuterių klasėje, tiek, kaip minėjau, būna kartais ir paskaitos, apibendrinimai. O šiuolaikinė robotika, kaip jau minėta, aišku, yra ta mechaninė, elektromechaninė dalis, ta vadinamai mechatronika.
Bet vis didesnis svoris suteikiamas kompiuteriniam modeliavimui, projektavimui robotinių sistemų, o tik po to jų įgyvendinimui naudojant jau, reiškia, materialų apipavidalinimą. Tai mes čia ir kalbam, ir dirbam, kurdami, aišku, mokomąsias sistemas, bet tai yra tam tikras atspindys ir pramoninių sistemų, kurios naudojamos įmonėse, gamyklose, transporto organizacijose, na ir kitur. Tai va, čia irgi keletą nuotraukų iš robotikos sekcijos užsiėmimų. Čia tarsi darbų srautas, su kokiais darbais čia tenka susidurti. Tai reikia tiek elektros schemas projektuoti, na, ačiū Dievui, tai vis mažiau rankinio darbo, tai galima daryti automatizuotomis priemonėmis, kompiuterio ekrane, tai vat ir su tokia technologija gali susipažinti moksleiviai ir iš tikrųjų susipažįsta. Toliau yra programavimas tų mikrovaldyklių. Na ir toliau yra fizinis įgyvendinimas įrenginių, kurie, tarkim, šitas robotukas sugeba judėti erdvėje, nu ir pavyzdžiui, nenukryst nuo stalo, nes turi atitinkamus ultragarso infraraudonus daviklius ir įsivaizduoja tą paviršių, kuriame juda ir jo ribas, ir kitus aplinkos poveikius taip pat gali reaguoti. Kita sekcija, to skaidrė pasikeis, yra jau minėta medicinos technologijos bei fizikos sekcija. Tai pasirodo, mes esam nuostabiausių signalų šaltinis, šiaip gyvenam informacinėje visuomenėje, informacijos vandenyne, labai sunku kartais atrinkti, kur čia reikalinga informacija, kur čia tas triukšmas informacinis. Na, panašiai ir su mūsų organizmu. Iš tikrųjų, reikia tinkamai pasiruošti mūsų pačių analizai. Reikia susipažinti ir su tam tikram techniniam priemonėm, bet taip pat suprasti ir kaip funkcionuoja organizmas, pagrindinių posistemių lygmeniai. Tai čia biofizika, kaip fizinis mokslas, kaip vienas iš fundamentaliųjų mokslų, labai draugauja su šiuolaikinės technologijos pasiekimais. Na ir galutiniam etapė, aišku, vyksta tų signalų kompiuterinis apdorojimas ir jų interpretavimas. Tai manau, kad šūkis žmogus kaip signalų šaltinis gerai atspindi situaciją, apie ką ten eina kalba. Gana populiari sekcija, ypač vaikam, kurie nori pasiruošti ir medicinos studijom, ir nemažai tokių, kurie po to išvažiuoja į Vilnių ir Kauną ir jau dėkoja dėstytojams. Bet turim studentų ir mūsų sveikatos fakultete, kurie baigė šitą sekciją. Kartais net nereikalavo, bet prašė dėstytojo, užsiėmimai vyksta šeštadieniais, bet buvo keli atvejai, kai prašė ir sekmadienį pratęsti. Tiek buvo įsigilinę į tą eksperimentą ir tiek buvo motyvuoti sužinoti daugiau. Kita sekcija yra jūrinės biologijos, ekologijos, aplinkotyros. Turim unikalų tokį burlaivį, vienintelį visų Baltijos šalių universitetuose, Pabaltijo šalių, Brabanderis. Tai jame ir studentai atlieka tyrimus, jūs matot, čia iš kito laivo nuotrauką, bet galima ir Brabanderį tam naudoti. Na, taip pat turim ir kitus objektus, kur atliekami tyrimai ir kur šitos sekcijos dalyviai atlieka tam tikrus bandymus, taip pat vykdomas ir ekskursijos.
ir išvykos į gamtą, tai ir Klaipėdos universiteto botanikos sode vyksta užsiėmimai, į jūrų muziejų, labai draugaujam su muziejumi ir ten visi mūsų absolventai dirba. Ventės rage, paukščių žydavimo stoty. Na ir vieną kartą jau buvo moksleiviai išplaukė į jūrinį ekspediciją. Nu, tiesa, čia netoli, vienos dienos. Tai va, 2 moksleiviai buvo atrinkti, kurie jau dalyvavo kartu su mokslininkais. Nu, iš tikrųjų, ekologinio monitoringo tam duomenų surinkime. Jūrinė biologija, jūrinė ekologija, tai tokia įdomi profesija ir tai profesija, kuri leidžia pamatyti visą pasaulį ir mūsų mokslininkai neapsiriboja vien tik Kuršių mariumi, Baltijos jūra, dalyvauja ir Indijos vandenyne, ir Ramiajame vandenyne tyrimuose su kitų šalių atstovais. Ir čia vienas pagrindinių šitos srities mokslininkų ir doktorantūros vadovas, profesorius Sergejus Oleninas, pernai skaitė paskaitą jūros biologo profesija, tiksliau pasaulis jūros biologo akimis. Nu ir va čia jūs matot žemėlapį, kuriame parodyta, kur vien tik jis pats buvo, kuriuose pasaulio kraštuose, ne kaip turistas, o kaip mokslininkas, vykdantis tam tikrus tyrimus ir dalyvaujantis ekspedicijose. O dešinėje pusėje jūs matot tos ateivius, reiškia invazinės rūšis, kurių anksčiau nebuvo mūsų vandenyse. Aš kai gimiau Moldovoje ir kiekvieną vasarą praleisdavom Odesoje, tai va čia tas černomorski baičiok vadinamasis, kuris ten labai populiarus ir kurį galima nusipirkti Odesos privoze, reiškia turguje. Įvairaus pavydalo jis ten būna. Tai va jis dabar atsirado ir pas mus. Rubulis, neatsimenu latiniško pavadinimo. Tai va atskira kryptis jūrinių tyrimų, tai yra tų invazinių rūšių tyrimai ir kaip jie čia kitoj vietoj susiranda ekologinį nišą. Na, kartais atneša ir žalos, tai va kaip spręsti šitą problemą kompleksiškai, irgi tokia viena atskira kryptis, kuriai skiriama vis daugiau dėmesio. Nu, mes moksleivius taip pat supažindinam su jūrinės ekologijos mokslo aktualijomis. Kita sekcija iš pirmo žvilgsnio galėtų pasirodyti tradicinė, yra nemažai foto mokyklų aplinkui, bet mes čia bandom tarsi suženyti tą meninį ir techniškai pusę. Tiek fotografijos, tiek mes kalbam ir apskritai apie vaizdo ir grafikos signalų skaitmeninimą, tų vaizdų apdarojimą, ypatybės įvairios to skaitmeninio apdarojimo, tas vadinamasis darbas rautas, workflow, iš ko jis susideda. Na, taip pat moksleiviai be teorinių studijų, aišku, nemažai praktinių užsiėmimų, dalis iš kurių praeina ir, kaip matom, fotografijos studijai, specialiai rinktoj, nu, mes pagal susitarimą ar ne, tik dabar pastebėjau Linos, reiškia, pastabėlę, tai gal atidėkim tai diskusijai, o aš greit pabaigsiu jo pristatymą ir tada galėsim padiskutuoti. Tai va, skaitmeninės grafikos fotografijos sekcija, tradiciškai labai populiari. Techniką mes, kas jos neturi, mes galime patys pateikti, o pagrindinis dalykas tai va ta vizualizavimas ir vis daugiau mes naudojam vizualią informaciją, tiek pažindami pasaulį, tiek aprašydami jį. Tai skaitmeninė grafika ir fotografija tam tik padeda. Kita sekcija perkelia mus į humanitarinius mokslus, tai kalbotyros sekcija.
Tai jinai irgi turi savo tokį šūkį, žodis po žodžio. Ir šiaip bandoma parodyti, kad reiškia, įvairiais aspektais nagrinėjama kalbos struktūra. Na, ir taip pat mūsų dėstytojai, mokslininkai bando tai padaryti atraktyviau. Na, kalbama ir apie tokius dalykus kaip sceninė kalba, jūs matot vieną nuotrauką, na, apie senuosius šaltinius. Ir čia mes taip pat pateikėm pavyzdžių, nepamirškim, kad taigi jaunųjų mokslininkų mokykla, tai kad šiuolaikinė kalbotyra taip pat neapsieina ir be informacinių technologijų. Nu, čia tarsi toks lengvas įvadas į kompiuterinį lingvistiką. Tai va čia yra viena iš senųjų lietuvių kalbos šaltinių knygos Nabažnystės, yra mūsų mokslininkų sudaryta domenų bazė, kur visa ten morfologija, reiškia tam tikrai požymiai išskirti, sudaryta loginė domenų struktūra. Na ir toliau galima šitą šaltinį tirti įvairiais aspektais, įvairiais pjūviais. Na, konkrečiai įdomus dalykas buvo įrodyta, kad anksčiau buvo tik hipotezė, o naudojant šitą domenų bazę buvo įrodyta, kad knyga parašyta mažiausiai 3 autorių ir kokie yra kiekvieno iš tų autorių kalbos vartojimo ypatumai ir netgi galima buvo pasakyti, iš kur tie autoriai buvo kilę pagal regionus. Tai vat, kalbotyros sekcija neapsiriboja tradicinių požiūrių į kalbą, vėlgi bandom parodyti ir mokslinių tyrimų kryptis šiuolaikinėje lingvistikoje. Na ir minėti užsiėmimai paskaitų auditorijose, tai vat kviečiam dėstytojus, profesorius, gerus metodininkus pristatyti savo mylimą, mėgstamą sritį, apie ką mes kalbėjom. Tai vat vienoj skaidrėje matom profesorė emeritė, emeritus profesorius jau išėjus į pensiją, bet žinoma mokslininkė, mokyklos įkūrėja, mokslinės mokyklos, kalba apie kalbų atsiradimą. Čia galbūt iš tos nuotraukos sunku matyti, bet ten mes suskaičiavom 12 kalbų vienu metu galima matyti. Tai yra, kaip žodžiai transformuojasi įvairiuose kalbose, kodėl taip vyksta. Ir iš tikrųjų, lingvistika, kuo toliau, to darosi tiksliųjų mokslų. Yra gana griežti dėsniai, dėsningumai, kurie leidžia paaiškinti kalbos evoliuciją ir net prognozuoti, kokią kalbą mes kalbėsim ir kokią vartosim ateityje. Jeigu apskritai kokią nors vartosim, jeigu mūsų neišstums kompiuterizuotas būtybės, kurios bendraus visai kitaip. Ir apie tai kartais buvo kalbama. Na, o mūsų etnologai, ir čia mes matom humanitarinių mokslų fakulteto dekaną, profesorių Rimantą Balcį, kalbėjo apie tradicinės šventes, apie liaudies kalbą, apie patarlės ir kas juose iš tikrųjų užkoduota ir kaip tą kodą galima dešifruoti ir taip giliau pažinti savo kultūrą. Tikrai buvo įdomu ir nuotraukose kai kuriuose matyti, kad net, reiškia, kitų sekcijų atstovai buvo susidomėję, net užrašinėdavo pagrindinius faktus arba pagrindinės mintis fiksuodavo. Na ir aš einu į pabaigą. Iš tikrųjų, galbūt supratot, aš galiu dar daug kalbėti apie Lietuvos mokslininkų mokyklą, kaip apie savo kūdikį. Šiais metais mes planuojam startuoti paskutinę šeštadienį spalio mėnesio. Dar vyksta pasirinkimai. Lyg tai pareiškė norą dar mūsų filosofai ir vadybininkai. Dvi atskiras sekcijas organizuoti, galbūt pasipildys mūsų sekcijų sąrašas. Užsiėmimai vyksta, kaip aš jau minėjau, šeštadieniais,
O sužinoti daugiau ir pamatyti tvarkaraštį, sieks į studijų programas, gana detalės, su valandom ir atskirų tų modulių. Galima apsilankus svetainėje, tai arba per Klaipėdos universiteto svetainę, kur tituliniam puslapiai bus nuoroda jaunųjų mokslininkų mokyklą, ten skiltelėje moksleiviams, arba tiesiog pagauti pateiktą adresą. Taip pat galima daugiau informacijos gauti parašius elektroninį laišką, čia nurodytų adresu jmm.ku.lt. Registracijos forma yra pačioje svetainėje, moksleiviai jau registruojasi, šiaip paprastai pradeda jau nuo rugpjūčio vidurio, tai jau turim kai kuriuose sekcijose net jau beveik baigiam suformuoti sekcijas, bet tik nuo kitos savaitės pradžios, o faktiškai nuo mūsų webinaro mes tik pradedam šių metų reklaminę kampaniją. Tai faktiškai jūs galbūt pirmieji, ką aš norėčiau pakviesti, prisijungti prie mūsų mokyklos, arba jūsų vaikai tai padarytų, arba mes galim pagalvoti apie mūsų galimą bendradarbiavimą. Tai labai ačiū už dėmesį. Dabar nežinau, kokią formą vyks klausimai. Atsakyti aš pasiruošęs, bet ar aš girdėsiu klausimus, ar jūs juos rašysit, šito dar negaliu jums atsakyti, nes aš pirmą kartą per šitą sistemą skaitau paskaitą.